Onkologai ir chirurgai itin susirūpinę. Šokiruojantis daktaro Danilovo atradimas apie nanoplastiko savybės. Jis pasidalijo savo atradimais ir prognozėmis apie mažų plastiko dalelių žalingą poveikį su kolegomis iš įvairių medicinos sričių, įskaitant chirurgus, onkologus, citologus, patologus ir genetikus, taip pat biologus ir chemikus. Netrukus šie specialistai patvirtino jo nerimą keliančią prielaidą, kad šios plastiko dalelės kaupiasi svarbiausiuose organizmo organuose, pavyzdžiui, smegenyse, širdyje, žarnyne, endokrininėse ir reprodukcinėse sistemose, kur jų buvimas gali sutrikdyti organų funkcionavimą ir pakenkti mūsų sveikatai. Igorio Danilovo prognozės kėlė didelį susirūpinimą, ypač atsižvelgiant į pasaulinės tendencijas, didėjančią plastiko gamybą ir vis didėjantį plastiko atliekų kaupimąsi vandenynuose ir ekosistemose. Taigi, daugiau nei prieš 20 metų mokslininkų grupė suprato, kad mikro ir nanoplastikai kelia rimtą grėsmę ne tik žmonėms, bet ir visai biosferai. Kiekvienais metais šių dalelių skaičius toliau auga, o tai dar labiau blogina padėtį, greitėjant klimato ir geodinaminiams pokyčiams planetoje.